Sveiki sugrįžę į Grybų karalystę. Su jumis aš, Mykolas Grybauskas. Šiandien, nerėme į temą, kuri, sakyčiau, jaudina žmoniją nuo netmenamo laikų. Ilgaamžiškumą. Tikrai. Bet mes apie tai kalbėsime per intriguojantį, labai specifinę gamtos mums dovanojamą prizmę funkcinių grybų. Ar gali būti, kad atsakymai į sveiko senėjimo klausimus auga tiesiog miške? Kad tai išsiaiškintume, į studiją pasikvietėme biochemijos mokslų daktarę, mikologijos ekspertę Auksę Mikelionitę. Sveiki, Aukse. Labą dieną, Mykolai. Džiaugiuosi galėdama prisijungti. Tema išties fantastiška. O tai? Jis sujungia tūkstantmetę senovės išmintį su moderniausiu mokslu. Aukse, pradėkime nuo pačių pagrindų. Kai ištarėme frazę funkciniai grybai, daugam turbūt iškyla, baravyko ar voveraitės vaizdas. Taip. Ar apie juos kalbame? Geras klausimas, nes jis padeda nubrėžti ribą. Nors baravykai, aišku, yra nuostabus, funkciniai grybai yra terminas skirtas apibūdinti grybus, kurie be maistinės vertės turi ir papildomų sveikatą stiprinančių savybių. Juose gausu biologiškai aktyvių junginių. Aišku. Tai nėra stebuklingos tabletės, bet veikiau gamtos įrankiai, padedantis mūsų kūniui palaikyti vidinę pusiausvyrą, vadinamą homeostazę. O kaip ta pusiausvyra, kaip įsiejasi su ilgaamžiškumu? Juk visi norime gyventi ne tik ilgai, bet ir, kokybiškai. Tiksliai. Šiuolaikinis mokslas vis daugiau kalba apie sveiką amžių. Health span, o ne tik apie gyvenimo trukmę, lifespan. Būtent. Tikslas – išlaikyti fizinę ir protinę sveikatą kuo ilgiau. Ir čia funkciniai grybai atskleidžia savo potencialą. Wow. Daugelis jų yra klasifikuojami kaip adaptogenai. Adaptogenai girdėtas, bet žinokit, vis dar toks paslaptingas žodis. Taip. Vis dar toks paslaptingas žodis. Taip. Ką jis reiškia paprastam žmogui? Paprastai tariant, adaptogenai padeda organizmui prisitaikyti prie streso. Ar tai būtų fizinis, cheminis ar biologinis stresas. Gerai. Įsivaizduokite, kad tai, išmanusis termostatas jūsų kūnui. Kai stresas pakelia temperatūrą, adaptogenai padeda ją normalizuoti. Supratau. Kai esate išsekęs, jie padeda atgauti energijos balansą. Jie nestimuliuoja ar slopina, o būtent balansuoja. Skamba įspūdingai. Esu girdėjęs, kad kai kurie iš šių grybų rytuose vadinami kone dieviškais. O taip. Pavyzdžiui, reiši arba nemirtingomo grybas. Kiek tame pavadinime rinkodaros, o kiek, tiesos? Tas pavadinimas atkeliavo iš tradicinės kinų medicinos, kur reiši, Ganoderma lucidum, buvo vertinamas labiau negu auksas. Wow. Ir mokslas pradeda suprasti, kodėl reiši yra unikalus dėl jame esančių sudėtingų junginių vadinamų triterpenoidais. Tyrimai rodo, kad jie veikia priešuždegimiškai, padeda apsaugoti kepenis ir netgi gali padėti sureguliuoti kraujo spaudimą ir cholesterolį. Visa tai yra esminiai sveiko senėjimo faktoriai. Gerai. O kaip dėl imuninės sistemos? Taip. Juk sakyta, kad ji yra mūsų pagrindinis škytas, kuris, su amžiumi dėja silpsta. Taip, tas procesas vadinasi imunosenescencija. Ir čia reiši, kartu su kitų grybų šitake, atlieka milžinišką darbą. Jose gausų polisacharidų, ypač beta-gliukanų. Galima sakyti, kad beta-gliukanai yra tarsi, asmeniniai treneriai mūsų imuninėms ląstelėms. Įdomi. Jie moko makrofagus ir natūraliasias žudikės, tas NK ląsteles, būti aktyvesnėms ir efektyviau atpažinti grėsmes. Yra netgi klinikinių tyrimų su žmonėmis, kur parodyta, kad pavyzdžiui, kasdienis šitakė grybų vartojimas per 4 savaitės ženkliai pagerino imuninės sistemos dalyvių rodiklius. Tai fantastika. Vadinasi, mes galime treniruoti savo imunitetą. Arba, Mykolai, gal jums pačiam teko susidurti su tuo, su mitais, kad žmonės bijo grybų, maišo juos su, haliucinogeniniais ar nuodingais. Tikrai taip. Labai dažnas klausimas beje. Tikriausiai. Žmonės girdi žodį grybai ir iš karto įsivaizduoja arba musmirę, arba kažką nelegalaus. Būtent. Todėl labai svarbu pabrėžti, kad funkciniai grybai, apie kuriuos kalbame, reiši, šitake, liūto karčiai, yra visiškai legalūs, saugus vartoti ir neturi jokio psichoaktyvaus poveikio. Būtent. Pereikime prie kito herojaus, kuris susijęs su protinė sveikata – liūto karčių arba Hericium marinaceus. Taip.
Šis grybas yra tikra žvaigždė neuromokslo srityje. Jame rasti unikalūs junginiai, hericenonai ir arinacenai, turi retą savybę kirsti kraujo smegenų barjerą ir skatinti nervų augimo faktoriaus arba NAF gamybą. Nervų augimo faktorius. Gal galite paaiškinti, lyg penktokui? Paprastai tariant, įsivaizduokite, kad tai, išmanusis trąšės jūsų smegenų sodui. Geras palyginimas. NAF yra baltymo gyvybiškai svarbus neuronų, smegenų ląstelių augimui, išlikimui ir jų jungčių palaikymui. Su amžium natūrali NAF gamyba lėtėja ir tai susiję su kognityvinių funkcijų silpnėjimu. Tyrimai su liūto karčių ekstraktais rodo potencialą gerinti atmintį ir koncentraciją, ypač vyresnio amžiaus žmonėm. Vadinasi, vienas grybas imuniteto sargiklis, o kitas smegenų sodininkas. Būtent. O ar yra kas nors energijos fabrikui? Juk su amžiumi tos baterijos sėda greičiau. Be abejo, čia karalius yra kordycepsas. Kordycepsas. Istoriškai jį naudojo Tibeto aukštukalnių gyventojai, kad įveiktų deguonies trūkumą. Įdomi. Jiems sakytas iš sulžingų mokslų, kad jis nėra vienas iš garsiausių, bet tikrai pamešau ir kad nieko nebebuvo pasikeitę tuo tyrimo metu. Įdomi. Mokslas nustatė, kodėl. Kordycepsas pagerina organizmo deguonies pasisavinimą ir svarbiausia, skatina ATP gamybą. O ATP tai pagrindinė mūsų ląstelių energijos valiuta. Aišku, daugiau ATP reiškia daugiau fizinės energijos, ištvermės, mažesnio nuovargio, todėl jį mėgsta ne tik sportininkai, bet tai lygiai taip pat svarbu ir seniorams, norintiems išlikti aktyviems. Tai atrodo kaip visas, sveikatos palaikymo arsenalas. Tikrai. Reiši, liūto karčiai, kordycepsas. Gal dar ką nors svarbiaus, bet mažiau žinoma pamiršome. Būtinai reikėtų paminėti čiagą grybą. Inonotus oblikus, dar vadinama juodųjų beržo grybu. Čiaga. Jo išskirtinumas tiesiog milžiniškas antioksidantų kiekis. Jis yra vienas iš turtingiausių antioksidantų šaltinių gamtoje. Wow. O antioksidantai kovoja su oksidaciniu stresu. Oksidacinis stresas, tai čia tas pats, kas ląstelių rūdėjimas. Būtent. Mūsų kūne, vykstant medžiagų apykaitai, nuolatos susidaro laisvi radikalai, tokios nestabilios molekulės, kurios žaidžia ląsteles, jų DNR, baltymus. Oho. Šis procesas yra vienas iš pagrindinių senėjimo variklių. Orčiaga, turtinga polifenoliai, padeda neutralizuoti šiuos laisvuosius radikalus ir taip lėtina rūdėjimo procesus ląstelių lygmeniu. Aukse, apibendrinant viską, ką mes čia aptarėme. Taip. Susidaro įspūdis, kad funkciniai grybai neveikia vieno atskiro simptomo, bet viso organizmo sistemos. Tiksliai. Tai yra pats tikriausias holistinis požiūris. Jie stiprina imunitetą, saugo smegenis, suteikia energijos, kovoja su uždegimais ir oksidaciniu stresu. Viską kartu. Viskas iš jų šie visi procesai yra neatsiejami susiję su sveiku senėjimu. Tai nėra magija, o moksliškai pagrįstas būdas padėti savo kūnui išlikti atspariam ir funkcionaliam kuo ilgiau. Labai išsamu ir, tiesą sakant, įkvepiantieji. Mūsų laida jau artėja į pabaigą, kur mūsų klausytojai susidomę šią temą galėtų rasti daugiau patikimos informacijos arba, įsigyti kokybiškų grybų produktų. Nes kokybė čia matyti yra tas raktinis žodis. Be abejonės. Svarbiausia yra rinktis patikimus augintojus ir gamintojus, kurie atlieka trečiųjų šalių laboratorinius tyrimus ir gali užtikrinti produktų grynumą ir aktyviųjų medžiagų koncentraciją. Gerai, mes savo ruožtu rekomenduojame apsilankyti Grybų auginimas LT puslapyje. Ten rasite ne tik itin platų funkcinių grybų produktų asortimentą, nuo ekstraktų iki kavos, bet ir gausybę naudingos mokslų pagrįstos informacijos, kuri padės atsirinkti tai, kas tinka būtent jums. Didelis ačiū Jums, Aukse, už šį nepaprastai įdomų ir praturtinantį pokalbį. Ačiū, kad pakvietėte. Buvo malonu pasidalinti. O Jums, mėly klausytojai, ačiū, kad buvote kartu. Jeigu Jums patiko šiandienos epizodas, jei sužinojote kažką naujo, būtinai prenumeruokite mūsų tinklalaidę ir pasidalinkite ją su kitais grybų entuziastais arba tiesiog su tais, kurie ieško natūralių būdų palaikyti savo sveikatą. O pabaigai paliksime Jūs su klausimų pamąstymui. Jei žinotumėte, kad vienas mažas kasdienis ritualas gali ženkliai pagerinti Jūsų ateities sveikatą, koks tai ritualas būtų ir ar pradėtumėte ją jau šiandien?